Taigi mačas pareikalavęs pratęsimo, iškovota pergalė, kokias tavo mintis? Nu, buvo vienas negražiausių turbūt mačų, kokie yra tekę žaisti. Bet ir tai buvo vienas svarbiausių mačų, kurį tekę yra žaisti. Nu, šiemet, ta prasme. Gal net ir svarbiausias, nes ir išvykas pramušėm pagaliau. Ir tikrai tokie svarbi, sakykim, psichologiškai, sakykim, svarbi pergalė mums kaip komandai. Ir smagu, kad grįžome per gynybą, o ne per puolimą. Vilniuje tuo tarpu laimėtų užtikrintai, kas pasikeitė varžovų žaidime? Nu nieko, jie tos, kaip vadinamus, 50-50 kamuolius pasiėmė tikrai pirmoji pusėje, tai visus beveik galima sakyti. Ir iš mūsų klaidų ant greitų užbėgo, tai po to man berods davėm per 25 minutės mesti tik 32 taškus. Tai va tas smagu. Sekmadienį laukia Vilniaus derbis prieš Vilkus, kokios mintis prieš tas rungtynes? Nu nieko, stipri komanda, laukia tikrai geras mūšis. Kviečiu visus ateiti, palaikyti tos vienintelės Vilniaus komandos.